Labas vakaras, Teleloto žiūrovai ir žaidėjai. Taip, jūs nesuklydote ir užsukote ten, kur reikia. Čia naujas Teleloto sezonas ir aš, Gintas Vaičikauskas, kuris esu pasiruošęs žaisti ir siųsti laimėjimus jums, ne tik šį vakarą, bet ir daugelį ateinančių vakarų. Tiesa, tai darysiu ne vienas, nes ridenti laimingus kamuoliukus, skelbti, sutikti ir sveikinti laimėtojus per artimiausią valandą vienas tikrai nespėčiau. Todėl jau dabar audringais plojimais pasitikite aktorė, stiliaus konsultantė, socialinių tinklų žvaigždė, naująją Teleloto vedėją ir mano partnerę, žavėją Indrę Stonkovienę! Labas, Gintai, labas visiems, ačiū. Nežinau, kaip tu, Gintai, bet aš neslėpsiu, kad jaudinausi, o dabar, pamačiusi tiek žaidėjų, noriu pradėti mūsų pačią pirmąją laidą. Indrė, jaudinuosi ir aš tikrai truputėlį prisipažinsiu, bet aš tikiu, kad tiek žiūrovai namuose, tiek čia esantys studijoje mus tikrai palaikys. Ar palaikysit? Na, o mes tikime savo ruoštų, kad jums ateinanti valanda tikrai neprailgs ir mes vienas kitą juk palaikysime, ar ne? Indrė, tu tuo net nebejok. Šį vakarą mes turime tiek naujovių, jog aš tikiu, kad ta valanda mums visiems prabėgs kaip viena nuostabi akimirka. Vardinu tas naujoves. Pirmą kartą Teleloto žaidime debiutuojame mes su Indre. Pirmą kartą čia studijoje turime tokį charizmatišką automobilį, visureigį Jeep Renegade. Tiesa, apie jį plačiau papasakosiu šiek tiek vėliau, kol kas lai lieka intriga. Taip pat pirmą kartą šį vakarą čia išbandysime naują trigubo šanso žaidimą, kuriame žaidėjai turės net 3 šansus pakovoti dėl piniginių laimėjimų arba automobilių. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, pirmą kartą šiame sezone mes galų gale atsiskaitysime už visą praėjusią vasarą. Taip, tai yra, iš 12 buto pretendentų mes sužinosime tą vienintelį laimingą, į kuriam atiteks 100 000 eurų čekis butą įsigyti. Neįtikėtina, ar ne? Beje, mačiau užkuliuosiuose, kaip jie jaudinasi, suka ratus foje, bet tai normalu. Na, kasgi nenorėtų laimėti 100 000 eurų. Taip? Taip, visiškai tiesa. Gera žinia ta, kad ir tie, kurie nelaimės, gaus paguodos prizus ir galės nusipirkti, pavyzdžiui, kažką namams arba nusipirkti daug Teleloto bilietų. Taip, Indrė, man atrodo, mes pamiršome vieną labai svarbų dalyką. Jis tiesa nėra toks naujas kaip mūsų debiutas šį vakarą, bet labai svarbus. Taip, tai yra aukso puodas, kuriame yra 190 000 eurų. Ir įsivaizduokite, aš pirmą kartą stosiuosi prie raudonosios kamuoliukų mašinos ir ridensiu laimingus skaičius jums, tikėdamasi, kad kažkas laidos pabaigoje džiaugsis laimėtais dideliais pinigais. Nekantrauju pradėti, o tau, Gintai, linkiu sėkmės intervalą žaidime. Ačiū, tau taip pat sėkmės. Na, o kol Indrė testuoja savąją mašiną, aš jūs noriu supažindinti štai su šiuo charizmatišku tipu. Tai yra džipu. Tai ne šiaip visureigis, tai ikona, visiškai naujas Jeep šeimos narys, Renegade, neabejotinai manevringas tiek mieste, tiek užmiestyje, bet svarbiausia, bekelyje jis įveiks visas kliūtis. Ir jeigu turite bilietą rankoje, visko gali būti, kad šį vakarą būtent jums jis ir atiteks. Nu, mes, aišku, jums nuoširdžiai pavydėsim. Aš ką tik susidraugavau su mašina, kaip matote, kamuoliukai sukasi, o jie sukasi ne šiaip sau dėl jūsų ir aukso puodo, kuriame yra 190 000 eurų. Juos laimėsite, jeigu suspėsite užbraukti savo bilieto skaičių. Visus skaičius sulig auksiniu 47-uoju kamuoliuku. Nuo kampus, įstrižaines ir eilutę reikia užbraukti štai taip. Žaidimą baigsime vienu metu su 38-uoju kamuoliuku. Linkiu sėkmės, laikau už jūs kumščius, bet prieš tai Gintas pakviečia žaidėjus intervalo žaidimui. Su jumis jums jau įprastas, o man naujas intervalo žaidimas. Tad nieko nelaukdamas noriu jį išbandyti ir jau dabar kviečiu 3 studijos žaidėjus. Pirmasis žaidėjas intervalo žaidime yra numeris 17, Edita Kreizaitė. Šalia Editos šį vakarą įsikurs ir savo sėkmę išbandys numeris 14, Rimantas Bumblys. Ir dar vienas intervalo žaidimo žaidėjas yra, žaidėjas, kuris turi skaičių, numerį 23, Andrius Martinonis. Metas susipažinti su mūsų intervalo žaidimo žaidėjais. Labas vakaras, Andriau. Labai malonu jūs matyt. Iš kur pas mus atvyko šį vakarą? Iš Vilniaus. Kas jūs atlydėjo? Dėdė. Kuo gyvenime užsiimat? Darbininkas dirbu. Sunkiai, nuo ryto iki vakaro. Statybininkas.
Viskas aišku, statot namus, labai gera profesija. Noriu palinkėti, kad laimėta pinigų suma leistų jums kokiai savaitėlė ir 2 į Turkiją su viskas įskaičiuota išskris. Sėkmės jums. Malonu būtų. Malonu susipažinti. Labas vakaras, Rimantai. Labas vakaras. Labai malonu. Rimantai, iš kur jūs pas mus atkeliavote? Iš Kretingos. Iš Kretingos, iš Žemaitijos, ar ne? Kas atlydėjo jūs šiandieną čia? Mylima moteris ir jos sūnus. Mylima moteris ir jos sūnus. Žemaitis, taip? Taip. Užsispyręs. Kai kada. Galima tikėtis iš jūsų tokio azartiško ir drąsaus žaidimo šį Reikia vakarą. manyti. Ar esat numatęs, kur išleisit laimėtus pinigus? O, pakol kas ne, bet surasim kur dėti. Tikiu, kad taip ir bus. Ačiū Jums, sėkmės. Ir labas vakaras, Edita. Iš kur Jūs pas mus atvykot? Iš Vilniaus, Kas Jūs atlydėjo? su broliu. Su broliu. Edita, ko taip nedrąsiai atsipalaiduokit, viskas tvarkoja, viskas bus gerai. Ko užsiimat gyvenime, Edita? Esu finansininkė. Finansininkė, tai ten tie pinigėliai nesvetimas reikalas, ar ne? Nu taip. Kiek norėtumėt laimėti taip kaip finansininkė? Pasakykit man atvirai. Nu kaip išeis, taip. Visi čia Jau. taip kaip išeis. Nu, tai to ir pasižiūrėsim, kaip išeis. Linkiu žaidėjams sėkmės intervalo žaidime. Ar taisyklės yra aiškios? Galime pradėti, ar ne? Taip. Taigi, mes laukiame jūsų pirmųjų intervalų. Edita kaip finansininkė atsakingai, su šypsenėle. Rimantas jau irgi. Andrius taip pat pasiruošęs. Žaidėjai užfiksavo savo pasirinkimus. Indre, mes laukiam pirmojo kamoliuko. Raudonas 40. Raudonas 40. Ir štai ką mes matome. Net 2 žaidėjams puikus žaidimo startas. Andriaus sąskaitoje 1600 eurų, Edita turi 1450 eurų. Netrukus bus antrasis kamoliukas, taigi aš kviečiu žaidėjus pasirinkti antrąjį skaičių intervalą. Indre, žaidžiame toliau. Žalias 75. Žalias 75. Tikiu, kad kažkam sėkmę namuose nešantis skaičius. Deja, studijos žaidėjų intervale ne pas vieną žaidėją šio skaičiaus nėra. Kol kas liekame su tom pačiom piniginiam sumom, kokias ir turėjom prieš antrąjį kamoliuką, bet mūsų laukia jau trečiasis kamoliukas, todėl pasirinkėme trečiąjį intervalą. Susikaupusi Edita padaro sprendimą. Atrodo, kad mes visi jau pasiruošę. Indrė, laukiam dar vieno kamoliuko. Žalias 67. Žalias 67 ir puikus Andriaus pasirinkimas. Jo sąskaitoje jau 4600 eurų. Kiek sudėtingesnė situacija yra Rimanto kieme, Edita laikosi vis dar taip pat ir aš kviečiu pasirinkti dar vieną intervalą. Andriaus pasirinkimą mes jau matome, jis užfiksuotas, Rimantas taip pat pasirinko, Edita irgi yra pasiruošusi. Indre, mes laukiame dar vieno skaičiaus. Geltonas 60. Geltonas 60. Pagaliau mūsų žemaičiui Rimantui nusišypsojo sėkmė. Rimantai, jūsų sąskaitoje 1300 eurų. Mes kviečiame pasirinkti dar vieną intervalą. Atsakingai sprendimus priima mūsų žaidėjai. Indre. Mėlynas 11. Mėlynas 11. Ir šis kamoliukas sėkmingas Editai, kurio sąskaitoje jau yra 2550 eurų, Rimanto sąskaitoje 1300 eurų, o Andrius namo grįžta su 4600 eurų. Mes sveikiname mūsų studijos žaidėjus, kuriuos tikrai lydėjo sėkmė intervalo žaidime. Kągi, čia buvo išridenti pirmieji 5 kamoliukai, pasižiūrėkime, kokie skaičiai riedės toliau. Man buvo labai smagu išdalinti piniginius prizus intervalo žaidėjams. Na, bet būčiau dar laimingesnė, jeigu kažkam pavyktų laimėti aukso puodą su visais 190 000 eurų. Taigi dėmesio, laimingi kamoliukai rieda toliau jums. Mėlynas 14. Geltonas 54. Juodas 27. Mėlynas 6.
Raudonas 36. Žalias 68. Žalias 74. Raudonas 44. Raudonas 43. Ir mėlynas 15. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Gintas turi savo studijos žaidimus, na, o aš turiu savo loteriją. Sveikinuosi su Loto 1634 žaidėjais. Jūs kuo puikiausiai žinote, kad telefoninės loterijos 1634 laimėtojai traukiami sekmadieniais Teleloto laidos metu. Tad traukimo rezultatus sužinosime čia ir dabar. Beje, praėjusį sekmadienį buvo ištrauktas automobilio Toyota Yaris laimėtojas senjoras Juzefas Mažuk iš Naujosios Akmenės. Ir jisai čia atvyko pas mus į studiją. Labas vakaras, Juzefai, didžiausi sveikinimai. Drąsiau, vyrai, mus žiūri tik tai visa Lietuva. Sakykite, ar pats pirkote biletą? Pats. Pats? Tai jau nesidalinsite savo automobiliu naujuoju? Niekam neduosit pavairuoti? Ne. Neduosite. Ir labai teisingai darot. Pats nusipirko žmogus bilietą, pats ir važinės. Dar kartelį, ačiū Jums labai. Didžiausi sveikinimai. Saugių kelionių Jums su naujuoju automobiliu. Na, o aš skubu Jums pranešti šios savaitės laimėtojus. Šaunuoliai, klausykite, netinginiavote ir skambinote ir siuntėte SMS žinutes numeriu 1634 bei pretendavote laimėti net 15 piniginių prizų po 1000 eurų. Taigi, 5 piniginiai prizai po 1000 eurų keliauja tiems, kas gavo žinutes su bileto numeriais. Dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų keliauja tiems, kas gavo žinutės su bileto numeriais. Aš šiek tiek mėgstu paintriguoti žmonės. Ir 5 paskutiniai prizai po 1000 eurų keliauja tiesiai Jums, jei Jūs gavote žinutės su bileto numeriais. Juos matote savo televizorių ekranuose. Sveikinu Jūs labai. Na, jeigu Jūs neįsiminėte arba nespėjote užsirašyti visų laimingų bileto numerių, nieko tokio. Nes visą laimėtojų sąrašą galite patikrinti interneto puslapyje perlas.lt. Na, matote, kiek daug laimėtojų? Norite ir Jūs taip? Tai imkite savo telefoną, skambinkite ir siųskite SMS žinutę numeriu 1634 bei pretenduokite laimėti į bebaimį visureigį Jeep Renegade bei 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Linkiu sėkmės. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Tokį galingą džipą laimės ne tik tie, kas skambina arba siunčia SMS numeriu 1634, bet ir tas laimingasis, kurį mes išsiaiškinsime vakaro pabaigoje. Šio Jeep Renegade patogiai gali keliauti 5 asmenys, nes visureigyje suprojektuota ne tik itin erdvi bagažinė, bet ir daugybė sumaniai išdėstytų daiktų laikymo vietų. Tad belieka leistis į ilgą ir nuostabią kelionę. Tikrai tikiu, kad taip ir bus, jeigu laimėsite šį džipą. Na, o dabar dėmesio į savo bilietus, nes atėjo laikas pakviesti 10 jūsų kitą sekmadienį atvykti čia į mūsų gražiąją jaukėją Teleloto studiją. Taip ir atsitiks ir mes susitiksim, jeigu jūsų bilietas turi štai šios skaičius. 032, bet koks skaitmuo 874. Lauksime jūsų su nekantrumu. Na, o visai netrukus pakviesime jūs išbandyti ir antrąjį studijos žaidimą Laimės laiptus. Aš nekantrauju susipažinti ir su šiuo žaidimu. Tiesa, mes jame susitiksime po nedidelės reklaminės pauzės, kurios metu jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Jeigu tai darysite, galite laimėti puikų į visureigį Jeep Renegade arba 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po reklamos į Teleloto. Dabar visas dėmesys Jums, mėly žaidėjai namuose, nes toliau ridenu laimingus kamuoliukus Jums. Žalias 63.
Raudonas 34. Juodas 28. Geltonas 46. Ir mėlynas 2. O dabar kviečiu žaisti ir stebėti antrąjį žaidimą Laimės laiptai. Taigi, arčiau savęs noriu pakviesti žaidėją, kuris turi numerį 11. Artūras Marma. Ir dar vienas žaidėjas Laimės laiptų žaidime yra žaidėjas su numeriu 1. Tomaš Stemkovski. Labas vakaras, labai malonu, prašom. Labas vakaras. 2 vyrai, vyriškas Laimės laiptų žaidimas bus šį vakarą ir iš pradžių susipažinkime, truputėlį pasikalbėkime ir tada jau pradėsime. Labas vakaras, Artūrai. Labą vakarą. Iš kur atvykot pas mus? Iš Kauno. Iš Kauno. Kelelis netoks jau ir tolimas. Kas jūs atlydėjo į mūsų studiją? Sūnus ir krikšto dukra. Tai jau sūnus turbūt užsiprašė ir planšetės, ir mopedo kokio, ar net dviračio. Panašiai. Ir krikšto dukra dar paprašė kai ko. Linkiu jums sėkmės, pasižiūrėsim, kaip seksis. Labas vakaras, Tomaš, kaip gyvojat? Gerai. Iš kur pas mus atvykot jūs? Esu Vilnietis. Iš Vilniaus. Kas jūs atlydėjo į studiją? Draugė. Draugė. Dviese su draugė šiandieną čia, ne? Ar mes galim pradėti? Pirmasis mūsų žaidimą pradės Artūras. Tiesa, priminsiu, kad kiekvienas iš jūsų pirmuosius 3 ėjimus privalote žengti, o po to jau pasižiūrėsim, ar norėsis ar ne. Gerai? Kągi, Artūrai, jeigu jūs pasiruošęs, ridenkit kauliuką ir mes pradedame Laimės laiptus. 4. Toks pirmasis jūsų išridentas skaičius. Ir visai nebloga pradžia. 400 eurų jau yra jūsų kišenėje. Sveikiname jūs. Tomaš, nieko nelaukiant, pakviesiu ir jūs paridenti mūsų kauliuką. Neatsilikim ir pasižiūrėkime, kaip sekasi antrajam mūsų Laimės laiptų žaidėjui. Jo sąskaitoje jau yra 200 eurų. Vyrai taip puikiai neskubėdami apšilo. Geras, puikus apšilimas. Artūrai, antrasis jūsų ridenimas laukia. Prašau. Ir tai yra skaičius 4. Kuris lemia, jog mes prie jūsų turėtų 400 eurų, pridedame dar 700 ir jūsų sąskaitoje 1100 eurų. Visai neblogai, šypsena atsiranda veide, viskas tvarkoj. Tomaš, jūsų antrasis bandymas, ridenkim kauliuką. Ir šiuo kartu tai yra skaičius 2. Mes prie jūsų turėtos sumos pridedam dar 400 eurų, 600 eurų jūsų kišenėje. Kągi, Artūrai, mūsų visų ir jūsų laukia jūsų paskutinis 3 privalomas kauliuko ridenimas. Tai gal ir paridenkim. Atsakingai, Artūras. Skaičius 5. Susikaupęs Artūras stebi ir mes prie jo turėto 1100 eurų pridedam dar 1000 eurų, 2100 eurų. Aš noriu, Artūrai, jūsų paklausti, ar už šią sumą jau išeina tai, ko prašė krikšto dukra? Jau. Gerai, jūs pagalvokit kol kas, ką darysim toliau, o kol kas 3 privalomas Tomaš ėjimas. Ridenkim kauliuką, kopkim Laimės laiptais ir čia mes matome skaičių 3. Mes turėtą Tomaš sumą dauginame iš 3 ir jo sąskaitoje jau 1800 eurų. Puikus, vyrai, žaidimas kol kas Laimės laiptų yra čia studijoje. Aš noriu jūsų paklausti, ką mes darysim toliau. Artūrai, ar jūs ridensit kauliuką 4 kartą, nes kažką juk ir sūnui prižadėjot? Taip, man reikia sūnui. Reikia dar ir sūnui. Krikšto dukrai jau yra, reikia sūnui. Palaikom, Artūras ridena kauliuką dar kartą. Prašau. 2. Ai. Mes jūsų turėtą sumą padaliname iš 2 1050 eurų, bet jūs nenusiminkit, nes jūs dar turite 2 ėjimus. Pagalvokit, ar norėsit jos išbandyti. Tuo tarpu aš klausiu Tomaš, ką darysite jūs? Žaisi toliau? Žaisi toliau, sako Tomaš, labai nuostabu ir aš laukiu jūsų kauliuko paridenimo. Pažiūrėsim, kaip seksis šiam mūsų žaidėjui. Kelionė į Turkiją jau mintise. 4. Mes pridedame dar 900 eurų, jūs jau turite 2700 eurų. Artūrai, ką darysim? Ar jūs ridensit kauliuką 5 kartą? Kaip suprantu, krikšto dukra žiūri jūs ir galvoja, nu kas čia būtų dabar, jeigu krikšto tėtis sugalvotų nerident. Gi nebeišeina tai, kas pažadėjo.
Ridenam. Ridenam. Artūras ridena, bravo. Artūrai, prašau, drąsiai spauskite generatoriaus mygtuką, ridenkite kauliuką, skaičius 3. Sulaikom kvėpavimą ir tai yra 2000 eurų. Artūrai, jūsų drąsa atsiperka, tai yra be galo nuostabu. Viso jūs turite 3050 eurų kol kas, bet tai gali dar būti ne pabaiga. Aš kreipiuosi į Tomaš. Tomaš, ką darysite jūs? Neišgirdau? Stabdau žaidimą. Ar tikrai? Tikrai. Tomaš, pagalvokit. Nu, Aš čia jau visai pasiskaičiavau čia neblogai. 50 ant 50. A, jūs taip pasiskaičiaut, kad ir į Turkiją, ir dar kalėdom liks, ar ne? Nu, gal kalėdom neliks, bet nesigauna čia jau daugiau laimėti. Kaip, ai, čia Žiūrėkit, jeigu vienas, matematikas keturi viską čia iškalkuliavo, išskaičiavo. Gerai, Tomaš, tai yra jūsų pasirinkimas. Ačiū Jums už fainą ir azartišką žaidimą. Indre, pasveikinkim. Sveikinu Jūs labai. Gerų atostogų, pailsėkite. Sėkmės Jums. Artūrai, likom dviese. Patogiai įsitaisykim prie generatoriaus. Vyriška kalba. Paskutinis 6 ėjimas. Ką darys Artūras? Klausia žiūrovai studijoje, žiūrovai namuose, krikšto dukra, sūnus ir, kaip suprantu, iš akių dar kol kas ir pats Artūras savęs. Artūrai, ką darom? Nu, bandom. Bando. Artūras bando. Paskutinis 6 ėjimas. Kai tik būsit pasiruošęs, mes laukiam, koks skaičius čia išriedės. Ir tai yra 2. Skaičius 2. Ir jūsų turėtą sumą mes padaliname iš 4. Tokiu atveju jūsų kišenėje lieka 762 eurai. Artūrai, Ačiū už nenusiminkit. azartišką žaidimą. Jūs atvyksit pas mus kitą kartą ir išpildysim jūsų krikšto dukros norą. Ačiū Jums labai. Azartiškas laimės laiptų žaidimas buvo čia. Jeigu jūs kitą sekmadienį norėtumėt savo laimę ir sėkmę išbandyti viename iš studijos žaidimų, atidžiai žiūrėkite į turimus bilietus, nes dabar dar 10 jūsų pakviesime atvykti čia. Taigi, susitiksime, jeigu jūsų rankose bilietas, su numeriu 021, bet koks skaitmuo 963. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Metas susipažinti su praėjusios savaitės Visureigio Toyota RAV4 laimėtojų. Taip, šis laimėtojas tikrai yra ypatingas, nes jam atiteko paskutinis vasaros Visureigis. Tad nieko nelaukiant ir susipažinkim. Labas vakaras, ko vardu? Juozas. Juozai, labai malonu susipažinti. Kas šalia jūsų? Dukterėčia Gabija. Dukterėčia Gabija, labas Gabija. Labai malonu, kad atvykot šį vakarą čia. Aš noriu jūsų paklausti, kur ir kada pirkote šį laimingą bilietą? Norfolkėje pirkau. Čia kuriam mieste? Norfolk Marijampolė. Buvo kaip tik šeštadienį gimtadienis, ketvirtadienį nusipirkau, sakau, pažaisiu. Ar pirkdamas jautėt, kad kažkas va taip kitaip nei kitais kartais? Buvau susapnavęs prieš 3 savaitės, kad laimėjau RAV4. Jūs buvot susapnavęs, kad laimėjot RAV4? Taip. Fantastika. Ar tiesa, kad automobilis yra tarsi jūsų gimtadienio dovana? Sau pačiam. Man atrodo, kad taip ir yra. Fantastiška gimtadienio dovana. Tai įtariu, jau esat suplanavęs ir pirmąją kelionę su šiuo Visureigiu. Dar ne, bet tikėkimės bus smagi. Juozai, aš to jums ir palinkėsiu. Indre, noriu pakviesti, pasveikinti mūsų Toyota RAV4 laimėtoją. Prašau. Sveikinu Jūs. Laimingų kelionių. Labai smagu pasveikinti tą žmogų, kuris svajojo ir laimėjo, bet ne ką mažiau smagu bus sveikinti ir naujojo Jeep Renegade laimėtoją, jeigu tik turėsiu tokią galimybę. Klausėte, kodėl? Atsakau, Jeep Renegade tiesiog kimšte prikimštas išmaniųjų pramogų. Spalvotas 5 colių liečiamas ekranas, MP3 grotuvas, laisvų rankų įranga su balso atpažinimu ir 6 garsiakalbiai klausytis pašėlusios muzikos. Įdomu, koks bus pirmasis muzikinis kūrinys, kurį garsiai šiame Jeepe klausysis naujasis laimėtojas. Galbūt jis mums ir papasakos, kai tokį Jeepą laimės. Na, jeigu jūs tokio norėtumėt, būtinai jau dabar skambinkit numeriu 1634, galite siųsti ir SMS, nes pretenduojate į tą charizmatišką tipą ir aišku, jūsų dar laukia 5 piniginiai prizai po 1000 eurų. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o aš toliau ridenu laimingus kamoliukus jums. Žalias 72. Žalias 62. Geltonas 53. Raudonas 33.
Žalias 64. Geltonas 59. Raudonas 35. Geltonas 52. Geltonas 50. Ir mėlynas 1. Šį vakarą naujas teleloto sezonas, o jam prasidėjus mūsų visų laukia dar vieno naujo, labai įdomaus žaidimo Trigubas šansas premjera. Jį išmėginti jau dabar kviečiu 4 studijos žaidėjus. Pirmasis jų yra mūsų žaidėjas, kuris turi numerį 5. Petras Genys. Šalia Petro šį vakarą Trigubo šanso žaidime žais ir dar vienas žaidėjas su numeriu 3. Agnė Daukšaitė. Kol Agnė eina pas mus, mes renkame 3. Trigubo šanso žaidėją ir juo tampa žmogus, kuris turi numerį 7. Ramutė Brazdeikienė. Ir 4. paskutinis Trigubo šanso žaidėjas šį vakarą yra žaidėjas su numeriu 12. Vytauts Venciuns. Žaidimas visiškai naujas, todėl jau dabar paaiškinsiu mūsų žaidėjams šio žaidimo taisyklės. Kiekvienas iš jūsų pailiui turėsite teisę iš šios skaidrios dėžės traukti 3 kamuoliukus, ant kurių nurodyti prizai. Tai gali būti piniginis laimėjimas arba automobilis. Ištraukus kamuoliuką, jūs turėsite apsispręsti, ką daryti. Ar pasimti ką tik ištrauktą laimėjimą ir žaidimą baigti, ar traukti dar vieną kamuoliuką kitą kartą. Taip su kiekvienu iš jūsų žaisime iki 3. kamuoliuko imtinai. Jeigu atsitiks taip, kad mes nukeliausime iki to 3. kamuoliuko, tai paskutinis ištrauktas prizas ir taps jūsų laimėtų prizu. Beje, iš karto noriu pasakyti, kad jeigu jūs ištrauksite žalią kamuoliuką, tai reiškia, jog jūs laimėsite automobilį Toyota Aygo. Jeigu jūs ištrauksite geltoną kamuoliuką, tai reiškia, kad jums priklausys Nissan Note. Na, o jeigu jūs ištrauksite mėlyną kamuoliuką, tai reiškia, kad jūs laimite Ford Fiesta. Ar viskas aišku? Dar vienas labai svarbus dalykas, šiame žaidime dalyvausiu ir aš, draugė su žaidėjais pailiui trauksiu kamuoliukus, na, o ištrauktus laimėjimus mes iš karto išsiųsime žaidėjams namuose. Taigi, ar galim pradėti Trigubą šansą? Labai smagu, aš keliauju prie pirmojo Trigubo šanso žaidėjo. Labas vakaras, Petrai, malonu, kad esate šį vakarą čia. Iš kur atvykot? Iš Kauno. Kas jūs šį vakarą atlydėjo čia į studiją? Žmona ir dukra. Petrai, jūs turite istorinį momentą dabar, nes jūsų rankose yra Trigubo šanso žaidimo pradžia. Jūs esat pirmasis žaidėjas ir pirmasis jūsų traukimas. Mes laukiam, prašau. Petras pamaišo, ištraukia ir žiūrim, ką jis turi. Tai yra 1250 eurų. Visai nebloga pradžia. Petrai, bet aš klausiu jūsų. Ką jūs darysite? Ar pasimate 1250 eurų ir baigėte žaidimą, ar bandysite dar kartą? Galiu su šeimina pasitarti. Pasitarkit su šeimina, taip, dukra, žmona. Jūs, primenu, dar turėtumėt 2 šansus. Bandau. Bando Petras toliau, labai gerai. Azartas ir šeimininis pasitarimas nugalėjo. Bet šiek tiek vėliau. Taip, mums metas susipažinti su antrąja Trigubo šanso žaidėja. Agnė, labas vakaras, Agnė. Iš kur atvykot? Iš Vilniaus. Kas jūs šį vakarą čia atlydėjo? Draugė. Draugė, dviese su draugė atvykot, mergaitiškai pasikalbėjot ir nusprendėt, kad reikia parsivežti šiek tiek pinigų. Gal automobilio. Automobilio labiau norisi, ar ne? Kad atsidarius langus būtų galima važinėti po senamiestį ir merkt akį vaikinam. Taip? Taip. Gerai, tai nieko nelaukiant, išsirinkit savo patinkantį automobilį. Maišo Agnė ir žiūrim, ką mes čia turim. 200 eurų. Visai neblogai. Bandysiu. Jūs jau iškart sakot, kad bandysiu toliau. Gerai, tai yra jūsų pasirinkimas. Trečioji mūsų žaidėja šį vakarą. Labas vakaras. Ko vardu? Ramutė. Ramutė, iš kur jūs atkeliavote? Iš Klaipėdos. Iš tolimosios Klaipėdos. Kas atlydėjo jūs? Žentas ir anūkė. Žentas ir anūkė. Geras žentas? Geras. Prašau, jau dabar išbandykite Trigubą šansą. Pasižiūrėsim, kaip seksis Ramutei. Ir tai yra, ponios ir ponai, 7000 eurų. Fantastiškas ponios Ramutės bandymas. Ramutė, aš net nežinau, ką sako jūsų šypsena. Ką jūs darysite? Ar jūs imate 7000 eurų ir baigėte žaidimą, ar bandysite dar kartą?
Manau, kad įmu. Jūs imate 7000 eurų ir mes jūs labai sveikinam. Tikrai nuostabus pasirodymas. Ačiū Jums, kad buvot kartu su mumis ir sėkmės Jums. Ačiū. Na, o mes čia turime dar vieną ketvirtąjį trigubo šanso žaidėją. Vytautas, labas vakaras. Sveiki. Iš kur atvykot pas mus? Iš Latvijos. Iš Latvijos atvykot. Kaip Latvijoje gyvenimas? Viskas gerai? Viskas gerai. Šypsena plati, vadinasi, viskas puiku. Kas šį vakarą jūs atlydėjo čia? Žmona. Žmona. Jo. Su žmona pasitarė, nusprendėt, kad į Latviją turit grįžti naujų automobilių. Gerai būtų. Bandom. Pasižiūrėsim, kaip seksis ponui Vytautas. Energingai. Ir ką mes čia turime? Mes čia turime 1000 eurų. Taip, 1000 eurų. Ir iškart kaip koks pozringis įmetėte į krepšį. Nereiktų 1000 eurų, ar ne? Gerai, žaisime toliau, o dabar atėjo laikas išbandyti ir mano ranką. Pasižiūrėsime, koks bus pirmasis laimėjimas, kurį išsiųsime žaidėjams namuose. Taip, aš galvočiau, kad reikėtų ištraukti štai šį ir žiūrim, ką mes čia turim. Tai yra 100 eurų. 100 eurų keliauja žaidėjų namuose. Indre, aš paprašysiu tavo pagalbos. Aš tau tikrai padėsiu. Gal galim išrinkti namų žaidėją, kuriam atitenka 100 eurų. Taip. Ir tai yra žmogus, kurio bilieto numeris yra 00456008. Sveikiname Jūs. Ačiū, Indre, tau, na, o mes toliau tęsime trigubo šanso žaidimą ir čia jau atėjo antrasis Petro bandymas. Petrai, gal nieko nelaukiant, pagalvojam ir bandom. Petras energingai traukia ir ištraukia automobilį. Petrai, automobilis! Jūs ką tik laimėjote Ford Fiesta. Petrai, sveikinam Jūs, duokit 5 palio. Automobilis Ford Fiesta. Nuostabus antrasis Petro bandymas. Petrai, turbūt jau nereikia klausti, ar trauksim. Ne, tikrai ne. Linkiu Jums gerų kelionių su Ford Fiesta. Ačiū Jums už puikų žaidimą. Petras ištraukė automobilį, truputėlį nurimo aistros, Agnė, bet mes ten dar turime porą ir aš prisimenu Jūsų norą išriedėti namo taip pat automobiliu. Jūs turit dar 2 šansus, taigi antrasis jau dabar. Giliai įkvėpė Agnė ir pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Tai yra 500 eurų. Agne, ką mes darysim? Eisiu iki galo, tai... Eisit iki galo, šaunuolė. Gerai, mes visai netrukus tęsime ir su Jumis. Bet čia gerbiamo Vytautas antrasis bandymas, nieko nelaukiant ir kviečiu tai padaryti. Pasižiūrėsime, kas šį kartą, ir tai yra 750 eurų. Vėl metat? Taip. Nereikia. Iki galo. Nereikia, tai nereikia. Kągi, aš taip pat dar kartelį lendu į mūsų dėžę ir pažiūrėsim, kas šį kartą atitek žaidėjams namuose. Ir tai yra 3000 eurų. 3000 eurų visai netrukus keliaus tam žaidėjui arba žaidėjai, kuri rankose laiko bilietą su numeriu. Su numeriu? Su numeriu? Su numeriu 0366937. Sveikiname Jūs. Ar Jūs jaučiate, kokia įtampa, malonus jaudulys yra studijoje? Aš tai jaučiu. Aš tikiu, kad tą patį jaučia ir mūsų žaidėjai namuose. Visai netrukus mūsų laukia paskutinis finalinis 3 traukimas. Taigi, nieko nelaukiant, aš jau ir keliauju prie žaidėjų. Šiuokart prie Agnės. Agne, paskutinis lemiamas 3 Jūsų šansas. Ar Jūs esate pasiruošusi? Esu. Mes tikrai visi Agnę palaikom ir žiūrim, ką Agnė ištraukė. Tai yra 300 eurų. Agnė, sveikinu Jūs. Ačiū, kad šį vakarą žaidėt ir linkiu Jums sėkmės. Na, o čia žaidime mes dar turime poną Vytautas. Jūs ėjote iki galo, iki 3 traukimo, nes norit ištraukti automobilį. 3 Jūsų bandymas jau dabar, to Jums aš ir linkiu. Pamaišykit, pasistengkit, atsakingai, pasirinkit ir tai yra automobilis! Automobilis! Toyota Aygo! Vytaut, sveikinu, fantastika! Koks žaidimas! Tai yra Toyota Aygo. Dar vienas automobilis iškeliauja studijos žaidėjų. Šį kartą jau nemesit, ar ne? Aha, labai gerai. Bravo.
Fantastiškas žaidimas, bet tai dar yra ne viskas, nes mes turime dar vieną šansą galbūt padovanoti automobilį žaidėjams namuose. Aš dar kartelį bandau pasižiūrėti, kas yra šioje dėžėje. Ir žaidėjas namuose jau dabar laimi automobilį! Uhu! Fantastiškas trigubo šanso debiutas naujajame sezone. Tai yra Nissan Note. Indre, aš esu 100% tikras, kad tu labai nori nuspręsti, kam atitenka Nissan Note. Aš labai noriu siūsti šitą automobilį žmogui, kurio bilieto numeris yra 032 8833. Sveikiname jūs labai. Taip. Brangūs žiūrovai, jūs matėte, kas vyksta mūsų studijoje. Tai aš tikrai tikiu, kad ir jūs norite apsilankyti čia. Dabar pat žiūrėkite į savo bilietus ir jeigu juose matote štai šios skaičius, 035, bet koks skaitmuo, 983, net 10 jūsų kitą savaitę pakviesime čia. Ir dar kartelį primename, kad jūs galite suspėti paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634 ir taip laimėti Jeep Renegade arba 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki atvykę į Teleloto, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėte. Dabar Indrė ir toliau ridens kamuoliukus, mes matėm, kad jai tai puikiai sekasi ir mes jau visai netrukus sužinosime, ar kažkam iš jūsų šį vakarą atiteks aukso puodas. Gintai, man ne tai, kad sekasi, man tiesiog labai patinka. Na, o žaidėjams namuose noriu priminti, kad kampus įstrižainės ir eilutę baigsime žaisti su lyg 1,38 kamuoliuku. Linkiu sėkmės. Juodas 25. Raudonas 38. Žalias 71. Žalias 73. Raudonas 45. Mėlynas 13. Juodas 24. Ir geltonas 49. Tai buvo 38 kamuoliukas, todėl nekantrauju apžvelgti rezultatus. Taigi, kampų laimėtojai dalinasi 20 019 eurų. Eilutės laimėtojai dalinasi 20 019 eurų. Ir įstrižainių laimėtojai dalinasi 10 009 eurus. Dabar riedės patys svarbiausi skaičiai iki auksinio 47 kamuoliuko ir aukso puodo. Indrė, ridenam toliau. Mėlynas 7. Juodas 26. Geltonas 48. Juodas 21. Skambutis! Ir tai reiškia, kad vienam žaidėjui namuose liko užbraukti vos vieną skaičių iki visos lentelės ir aukso puodo. Mes to jam ir palinkėsime, o dabar aš kreipiuosi į studijos žaidėjus ir noriu jūs pakviesti į paskutinį mūsų šio vakaro žaidimą. Kviesime net ir tuos, kurie jau kažką laimėjo. Žaidimas vadinasi Deganti linija. Na, o kol žaidėjai rikiuojasi, jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Jau dabar sveikinu studijos žaidėjus paskutinėme mūsų žaidime Deganti linija. Taigi, aš kreipiuosi į degančios linijos žaidėjus ir klausiu, kas iš jūsų galvojate, kad po šio kamuoliuko mes jau turėsime aukso puodo laimėtoją, ženkite į priekį. 3, 2, 1, stop. Oho, kokie atsargus. Geltonas 57. Kokia situacija namuose? Liko
tas pats vienas žmogus, kuriam liko užbraukti vieną skaičių iki visos lentelės. Galbūt po šio kamuoliuko tai pavyks jam padaryti, aš klausiu mūsų studijos žaidėjų. Jeigu jūs galvojate, kad bus būtent taip, drąsiai ženkite per mūsų degančią liniją. Pradėsime žengti jau dabar. 3, 2, 1, stop. Pasižiūrim, Indrė. Juodas 17. Ar juodas 17 atneš žaidėjų namuose sėkmę? Deja, bet ne. Tas pats vienas žaidėjas dabar sėdi namuose ir galvoja, kada iškris tas kamuoliukas, kurio man labai reikia ir aš užpildysiu visą lentelę. Galbūt tai atsitiks dabar, brangų žaidėjai, jeigu jūs galvojat, kad bus būtent taip. Ženkite per degančią liniją. 3, 2, 1, stop. Aš kaip suprantu, neįsim, ar ne? Gerai, kol kas toks yra mūsų žaidėjų sprendimas, žiūrime, kas bus. Raudonas 37. Gal būtent šis kamuoliukas mūsų žaidėjų namuose? Ne, bet jau turime 2 pretendentus į mūsų aukso puodą. Taigi, jeigu jūs manot, kad po šio kamuoliuko kažkuris vienas iš 2 jau užbrauks visą lentelę, ženkite drąsiai į priekį. 3, 2, 1, stop. Gerai. Turime šiuo atveju net 5 žaidėjus degančios linijos žaidime. Gerai. Jūs pasiruošę? Mes, Indrė, esam pasiruošę ir laukiam. Žalias 65. Ar šis kamuoliukas vienam iš žaidėjų namuose dovanoja aukso puodą? Deja, ne. Bet jau net 3 pretendentai į jį yra. Ačiū jums. O aš noriu pasakyti, kad dabar riedės auksinis šio vakaro kamuoliukas, po kurio visko gali būti, kad mes turėsime dar vieną aukso puodo laimėtoją. Kaip jūs galvojat, ar tai atsitiks šį vakarą? Jeigu galvojat, kad po šio kamuoliuko bus užpildyta visa lentelė, ženkite į priekį. 3, 2, 1. Stop. Turime 4 drąsius vyrus, kurie visai netrukus visko gali būti, kad tarpusavėje pasidalins 6 000 eurų. Ar taip atsitiks, pamatysim, kai tik Indrė išridens auksinį šio vakaro kamuoliuką. Šio vakaro auksinis kamuoliukas mėlynas 12. Mėlynas 12 ir ar mes turime aukso puodo laimėtoją? Deja, ne, bet namuose jau yra 4 žaidėjai, kuriems iki visos lentelės užpildymo liko vos vienas skaičius. Dabar mes iš aukso puodo išimam didįjį šio vakaro prizą, tai yra beveik 17 000 eurų ir žaidėjai namuose pretenduoja būtent į jį. Aš noriu paklausti, galbūt kažkas iš čia esančių galvoja, kad po šio kamuoliuko bus užbraukta visa lentelė ir nori žengti per mūsų degančią liniją. Jeigu yra tokių, skaičiuoju iki 3. 1, 2, 3, stop. 5 studijos žaidėjai galvoja, kad jau bus užpildyta visa lentelė. 6 000 eurų laukia jūsų, o kas laukia žaidėjo namuose? Indrė. Mėlynas 5. Mėlynas 5 ir galbūt šis kamuoliukas kažkam labai sėkmingas ir reikalingas? Ne, deja ne, bet namuose jau yra 7 žaidėjai, kuriems liko vos vienas skaičius iki visos lentelės, todėl su nekantrumu klausiu jūsų. Galbūt po šio kamuoliuko pagaliau mes turėsime didžiojo prizo laimėtoją. 3, 2, 1, stop. Gerai. Turime labai gražų skaičių. 6 žaidėjus, sėkmės atveju jums atiteks po 1000 eurų. Žiūrime, ar ta sėkmė bus po šio kamuoliuko. Mėlynas 10. Ar tai yra tas kamuoliukas, kurio kažkam labai trūksta namuose? Deja, ne, bet mes turim jau net 10 pretendentų į didįjį mūsų šio vakaro prizą. Galbūt po šio kamuoliuko viskas bus baigta ir turėsim užpildytą lentelę. Jeigu galvojat, kad atsitiks būtent taip, ženkite per liniją. 3, 2, 1, stop. Turime 5 žaidėjus. Indrė, nekantriai laukiam. Žalias 70. Ar tai yra tas skaičius, kurio reikia kažkuriam žaidėjui namuose iki visos lentelės? Ne, bet tokių mes turime net 16. 16 žaidėjų pretenduoja į didįjį šio vakaro prizą, beveik 17 000 eurų. Ar jūs galvojat, kad jau dabar mes turėsime šio prizo laimėtoją? Jeigu galvojat, kad taip, ženkite per liniją. 3, 2, 1, stop. 3 žaidėjai galvoja, kad šis kamuoliukas užbaigs mūsų šio vakaro žaidimą. Indrė. Žalias 66. Žalias 66. Ne. Deja, ne.
Liko 22 žaidėjai namuose, kuriems liko užbraukti vieną vienintelį laukelį. Ir mes turim vieną vienintelį karį degančios linijos žaidime. Jūs galvojat, kad dabar jau bus, ar ne? Jeigu taip atsitiks, mes jūs sveikinsim laimėjus 6000 eurų. Indre. Raudonas 31. Raudonas 31, galbūt jau dabar? Ne! Tai buvo paskutinis žaidėjas degančios linijos žaidime šį vakarą, o tai reiškia, kad mes tuos 6000 eurų visai netrukus išsiųsime kažkam į namus, net 10 žaidėjų, juos padalinsime lygiomis dalimis. Kągi, Indrė, ridenkime kamuoliukus toliau ir laukime to laimingojo, kuris savo namuose laimės didįjį šio vakaro prizą, beveik 17 000 eurų. Indrė. Juodas 29. Ar juodas 29 yra tas kamuoliukas, kurio kažkam labai reikia? Taip! Mes turime didžiojo prizo laimėtoją. Jam atitenka beveik 17 000 eurų ir mes labai sveikiname žaidėją namuose. Na, o dabar atėjo laikas 6000 eurų išsiųsti net 10 žaidėjų anapus ekranų. Taigi, 600 eurų laimite, jeigu rankose laikote bilietą, ant kurio yra štai šie skaičiai. 022, bet koks skaitmuo 239. Sveikiname jūs. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Kažkas namuose jau dabar džiaugiasi laimėtų didžiuoju prizu, na, o mes su Indre dar 10 jūsų norime pakviesti kitą sekmadienį atvykti čia pas mus į studiją. Taigi, nieko nelaukiant, nuspręskime, kas yra tie laimingieji, kurių lauksime čia. Indre? Šitą ranką laimingesnė. 032, bet koks skaitmuo 590. Taip? Taip, sveikiname šios žaidėjus namuose, lauksime jų atvykstant čia. Na, o dabar dar viena naujovė mums su Indre, nes mes jau dabar išsiųsime taip trokštamą visureigį Jeep Renegade vienam žaidėjui namuose. Vėl laimingąją ranką. Ir tai yra žmogus, kuris turi bilieto numerį su 02 68 749. Sveikiname jūs labai. Sveikiname. Jūs galėsite vairuoti ir didžiuotis puikiuoju, charizmatiškuoju Jeep Renegade. Na, o dabar dar vienas svarbus dalykas. Jeigu jūs norėtumėt lygiai tokio pat Jeepo arba 5 piniginių prizų po 1000 eurų, nepamirškite skambinti arba siųsti SMS numeriu 1634. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Žinai, Indrė, galvoju, kad nėra nieko jaukiau ir smagiau už rudenį savo namuose, ypač tokiais vakarais, kai lyja arba romantiškai sninga. Apie kokį tu sniegą? Dar tik tai rugsėjo pradžiai jisai jau apie sniegą. Tie vyrai, žinokit. Nors dėl jaukių vakarų aš visai pritariu. Kaip yra gera grįžti namo, kur tavęs laukia visa šeima, virtuvėje kvepia obuolių pyragas. Todėl šį vakarą vienam vasaros žaidėjui suteiksime šansą į 100 000 eurų čekį butui įsigyti. Wow, bet prieš tai aš norėčiau, kad jisai pasižadėtų, kad mus pasikvies būtinai į savo svajonių butą ir pavaišins obuolių pyragu. Gerai čia sugalvojau? Gerai sugalvoju, tikėkim, kad taip ir bus. Tai praūžusių 12 teleloto vasaros žaidimų metu buvo ištraukta 12 pretendentų į 100 000 eurų čekį. Tai yra svajonių butui, ar ne? Šiandien išaušo ta lemtinga diena. Studijoje iš visų užsiregistravusių žaidėjų, jų yra 11, bus išaiškintas tas vienas laimingasis, kuriam ir atiteks 100 000 eurų. Kiti beje tikrai irgi neliūdės, nes mes jiems turime ir paguodos prizus, kiekvienam po 300 eurų. Kiek tu daug šneki, aš nekantrauju pagaliau susipažinti su mūsų pretendentais į 100 000 eurų čekį būtų įsigyti. Net nebejoju, jie jaudinasi lygiai taip pat kaip ir mes. Pristatinė. Taip, griaudi fanfaros plojimai, mes tiesiame nematomą raudoną kilimą. Sutikite vasaros pretendentus į svajonių butą. Pirmasis pretendentas – individualios įmonės savininkas Ernestas Gustaitis iš Kauno. Jis net nedvejoja, kad iš visų kandidatų ir bus tas laimingasis. Antrasis pretendentas – sporto pedagogas Algirdas Virbickas iš Marijampolės. Trečioji pretendentė – prekybininkė Ona Gudauskienė iš Klaipėdos. Jei laimėtų 100 000 eurų čekį, Ona pirktų erdvesnius namus.
Ketvirtoji pretendentė gėlininkė Irena Toleikienė iš Kauno rajono. Ji gyvena nuosavame name, tad jeigu laimėtų čekį, dalį pinigų paaukotų labdarai. Penktąja pretendentė į butą tapo senjora Ona Cesiulienė iš Alytaus. Šeštasis pretendentas įmonės vadovas Andrius Žukauskas iš Kauno. Jis laimėti nesitikė, bet jeigu vis dėlto nusišypsotų sėkmė, grąžintų paskolą bankui. Septintasis pretendentas į loteriją nesikreipė, tik įsivaizduokit, kokią galimybę jis praleido. Aštuntąja buto pretendente tapo universiteto patalpų tvarkytoja Vlada Šimkuvienė iš Vilniaus. Vlada nuomoja butą, tad jeigu laimėtų čekį, be abejo pirktų nuosavą būstą. Devintuoju pretendentu tapo senjoras Edvardas Meškauskas iš Mažeikių. Jis už šiuos pinigus labiausiai norėtų atjaunėti. Edvardai, puikus sprendimas. Dešimtasis pretendentas apsaugoje dirbantis Vadimas Vukovas iš Šalčininkų. 11-ąją buto pretendente tapo senjora Rita Lazauskienė iš Biržų. O paskutinioji 12-oji pretendentė prekinio ženklo vadybininkė Laura Biniš iš Kauno. Taip, dabar aš prieisiu prie visų pretendentų ir pakviesiu ištraukti po vieną voką. Beje, pretendentai įsirikiavę tokia eilės tvarka, kaip ir buvo ištraukti per visus vasaros žaidimus. 10 vokų yra sumos po 300 eurų, o viename vokė yra 100 000 eurų čekis būtų įsigyti. Sėkmės jums visiems ir pradėsiu nuo pirmojo pretendento. Aš negaliu žiūrėti. Tokia įtampa. Prašau. Na. Kągi, aš kreipiuosi į visus pretendentus ir klausiu, ar jūs esate pasiruošę sužinoti, kas iš jūsų laimite 100 000 eurų ir jau visai netrukus galėsite ieškoti naujo buto savo. Esam pasiruošę? Aš pasakysiu 3, 2, 1 ir tada vienu metu visi atidarome vokus. Gerai? Pasakysim abudu. Gerai? Ponios ir ponai. 3, 2, 1. Atidarome vokus. Ir įtampa aukščiausiame taške. Mes turime 100 000 eurų laimėtoją. Indrė, neįtikėtina. Fantastika. Džiaugiasi mūsų laimėtojas. Mes norim pakviesti jūs čia į priekį, prašom. O, prašau. Ateikite arčiau mūsų. Aišku, sveikinimai, apsikabinimai ir begalinis džiaugsmas. Indrė, ir mes apsikabykime ir mes. Labai gerai. Ateikite arčiau mūsų. Ateikite abu, ateikite dviese. Prašom, atsisukim štai čia, į šią pusę, labai gerai. Kol kas mes įteikėme čekį. Kadangi jie dviese, galime viską įteikti. Priminkite, kuo jūs vardu? Vadimai, kaip jūs Atsimenat savo vardą jau gerai. Gerai, jau dabar. Kokios mintis galvoje sukasi? Nežinau. Nežinot nieko, ar ne? Tai ar palaukit, ar pasikviesite mūsų su Gintu į svečius ir pavaišinsite? Būtinai. Jėga, mes valgysim obuolių pyragą. Sakykit, ar tikėjotės laimėti? Ne. Bet būtų jau esat nusižiūrėję. Jo, sako, nesitikėjom, bet būtų jau turim. Pasveikinkim, mes jums įteikėme raktus. Sveikinam, sako, mama, imk raktus. Taip, nuostabi pora. Sveikinam dar kartą jūs. Visureigis Jeep Renegade ir 5 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Indrė, dabar jau tikrai viską išbandėme ir atidavėme visus prizus, kuriuos žadėjome laidos pradžioje. Kaip jauties? Ačiū, kad paklausėte. Jaučiuosi labai laiminga ir esu garantuota, kad pradžiuginame ne vieną žaidėją namuose. Na ir tas mūsų jau pirmas dinas netoks gal buvo prisvilęs. Manau, tikrai neprisvilęs, gal šiek tiek apdegęs, bet taip net ir skaniau, ar ne? Viskas, ką mums liko padaryti, tai papasakoti mūsų žaidėjams, kas jų laukia ateinantį sekmadienį. Taip, o jų laukia aukso puodas, kuriame bus 220 000 eurų. Na, o čia į studiją atvyksta tikra gražuolė. Aš. Ne, Toyota Corolla. O jai kompaniją palaikys dar kiti geri automobiliai, kurie garantuotai atiteks Teleloto žaidėjams. Ir bus gražesni už tave, spėju. Ne. Na, o šį vakarą mes jau su jumis atsisveikiname. Aš nekantrauju su jumis pasimatyti iki kitų kartų. Man labai patiko. Ačiū, kad buvot kartu. Gražaus savaitgalio ir iki!